teikia produktus. Iš tiesų, man labai malonu, kad buvo paminėtas ir draudimo segmentas, nes tai yra sudedamoji visos šitos istorijos dalis. Žinot, teko kalbėti su viena Lietuvoje įsikūrusia tarptautinė draudimo kompanija, tikrai strategija ir tikrai ne labiausiai atsilikusiai inovacijų prasme, kuris sakė, žinot, mes turime didžiulę problemą inovuoti. Visų pirma, esame tradiciškai suvaržyta taisyklių istorijos kompanija. Visų antra, mūsų yra labai suvaržęs reguliatorius. Iš tikrųjų, mes turime viską daryti pagal patikrintas nusistovėjusias taisyklės. Mums ašvalu, ypatingai gal net tai draudime yra svarbiau, ta riba yra žymiai plonesnė negu bankingos srityje. Ir trečias dalykas, sako, mes irgi neturime tiek daug darbuotojų, kad jie sėdėtų ir visiškai neturėtų tą veikti. Jie jau užsiėmė savo kasdieniais darbais. Jeigu tu ateisi pas darbuotojus ir sakysi, žinai, 4 dienas, pavyzdžiui, per savaitę, tu būk geras reguliatoriui, geras kompanijos tradicijom, o penktadienį pasireikšti ir padaryti kažkokią inovaciją. Na, taip, neveikia. Tai išjudinti labai sunku. Užtat ir ne tik rimtų pasirinkti, bet daug tų nusistovėjusių kompanijų pasakė, mums yra labai sunku inovuoti iš vidaus. Mes esame tikrai labai mūsų intensyvioje aplinkoje, mes esame išspausti į kampą ir net negalime pakelti galvos. Ir čia iš kitos pusės ateina ir matom, mes dažnai nesakau baimę, bet mums baimę norėčiau vadinti žmonių, kurie tikrai yra savo dušę startuoliai ir sako, žinai, kaip aš galiu ateiti pas banką, draudimo kompaniją, prisipirkti į savo tokią visiškai būsalę tą idėją. Žinokit, ta būsalė, ta maža idėja tam bankui gali būti reikalingas kaip deguonies gurkšnis, kuriais reikia neįgavęs, tiesiog yra įsispraudęs į tam. Barclays, programa, aš manau, yra tikrai nedaug atsiradus, nes Barclays būdamas vienas didžiausių bankų pasaulyje tikrai su panašiom problemom susidūrė. Ir, Vaidai, aš norėčiau klausimą, nes žinau, kad Barclays iš tiesų dirba su tokiom institucijom, kaip Mastercardas, Lloyds banką. Ar buvo sunku pristatyti tą savo idėją, ar labai iš aukšto į vis buvo žiūrima? Tai reikia pasakyti, kad ir su Barclays jau turime idėją ir pradėsim dirbti. Tai turbūt aš atsakyčiau iš tos perspektyvos, nežinau, kaip čia dauguma sėdinčių salėje, bet aš esu paprastas žmogus, gimiau Marijampolėj, mokiausi tenai, tada atvažiavau Vilnių, o didmiestis, wow. Tai ir niekas mokykloje nemokino apskritai, kas yra verslumas ir universitete labai aiškiai buvo informatiką studijuoji, tai antram kursą pradėk dirbti darbą, kolegos išvažiavo į Švediją, Daniją daryti projektų ir krovėsi pinigus, aš ten studentų stovybėj renginius organizavau ir atstovau studentų teisės. Juokais, aišku, labai įdomu, kai 100 žmonių organizaciją reikia suvaldyti 18-19, būdama 20, tik yra patirtis. Tai aš ką noriu pasakyti, kad Lietuvoje mes labai esam užspausti ir bijom išjudėti. Ir netgi man, tiek savo mamai, tiek uošmeniai teko daug kartų atsakyti, kodėl mečiau normalų, gerai apmokamą darbą ir sako, kada vėl susirasi normalų darbą. Tai ačiū Dievui, kad šiek tiek dar šlaviruojam, šeimą galim finansiškai išlaikyti, bet tarkim to palaikymo labai sunku. Tai jeigu dar kalbam ėjimą į kitą rinką, tai atsiranda, kad tu esi naujokas, tu nesupranti jų kultūros arba atrodo, kad visi britai vienodi, kad jie skirtingi, tai atsidarė dar niuansą. Tai aš ką išmokau ir visiems patarčiau, tai 2 dalykus. Ar Lietuvoje, ar užsienyje, ieškokit kažkokių akceleratorių, greitintuvų, mentorių, kurie jums tai padės. Mes lietuviai, nemokam prašyti pagalbos. Teisingai. Buvo Raiso hekatonas, buvo krūva mentorių, susirinko startupai. Po 2 valandų galvoju, esu mentorius, išmes už tą nemokamą kavą. Reikia eiti pas startuolis paklausti, ar jums reikia pagalbos. Bet mes esame, mes sugalvojom idėją, patys susidarysim, ją padarysim ir būsim geriausi. Tai aš manau, pas mus tą požiūrį ir labai psichologinį reikia pakeisti, kuris turbūt sukurtas visos mūsų istorijos ir kur mes buvom. Tai jeigu grįžtant prie Londono, mes aplikavom į Startup Bootcamp Fintech akceleratorių, panašu, kad Barclays turi Techstars
ir mes buvome išrinkti vieni iš 9 komandų iš 300 aplikavusių. Vakar tai paskelbė naują kohortą, grupę 9 iš 400 atliktų. Tai tikrai buvo didelis atsirinkimas ir kai pakliuvom į, tada jau Lloyds bankas tuo atveju ir Mastercardas yra jų partneriai. Tada jau per jų ryšius tu įeini į banką. Tarkim, jų inovacijos centras turi, aišku, sumokėjo nemažus pinigus, kad būtų partneris, tai dabar nori kažkaip tos pinigus atgauti, tai bando su mumis dirbti. Tai jeigu aš būčiau pasipelnęs į Lloyds banko duris ir parašęs info@lloydsbankinggroup.com laišką, turbūt būtume sėdėję savo, kur mes čia sėdėjom tuo metu kažkur ofise, bet kadangi mes aplikavom akceleratorių, mes dirbom su mentoriais, mes priėjom per kitus kanalus ir taip mes pradėjom bendradarbiauti. Tai būtent, tai tarkim Lietuvoje, kai mes vadinam anksčiau tos vadinamus coworking centrus, kur tu gauni tiesiog kėdę ir sako, čia netvarkinkit ir panašiai, arba buvo kelias iniciatyvos, kaip Startup Highway, turbūt geras būtų paminėti pavyzdys ir panašiai, tai jos tikrai yra naudingos ir tiesiog jos buvo tokios mažos, lyginant su tuo, kas vyksta Londone, tarkim. Tai toks kaip atėjimas Raiso, atėjimas galbūt dar kitų iniciatyvų ir tikrai sveikintinas ir tikiuosi padės išjudinti visus šitus žmonės, kurie čia sėdi ir atėjo gražiai paklausyti. Tai keli iš jūsų turit normalų darbą. Nebijokit, pakelkit, ar bus 90%. Tai aš vėl mėgstu iš asmeninės patirties, nes visą laiką eini pro ką nors ir galvoju, kaip būtų gerai padaryti, tada grįžti į įmonę ir galvoju, taip gerai, ypač kas IT srity dirba, gauni gerą atlyginimą, socialinės garantijas, viską. Tai mesti visą tai rizikuoti yra labai sunku, bet žinios, kurias gauni, jokių būdų negaliu sakyti, kad jokių finansinių prasme, žinios, kurias gauni, mokinimasis dabar tai, kas, tarkim, mane asmeniškai motyvuoja. Prašau, klausimas, matau, auditorija išdėsėjo. Nedaug kas. Taip, tai iš tikrųjų galbūt ir būtų tam tikri praktiniai klausimai. Nežinau, kas iš jūsų galės atsakyti, gal dalinai Vaidas šiek tiek užsiminė jau. Realiai, tarkim, taip, yra, tarkim, kažkoks startuolis, sukuri startuolį, ar ne, turi idėją, tai čia bet kokiu atveju idėją reikia turėti, turi tam būti jau gera, be jos neprokur, bet kas toliau. Tai, klausimas būtų toks, kada jau tu gali eiti į tą banką, arba, tarkim, pas tą kažkokį tai greitintuvą arba tą mentorių, kažkokia tai ar yra finansų sektoriui, kažkokie apyvartų, to startuolio apyvartos kažkokios jau turi pasiekti tam tikrą lygį, ar vartotojų skaičius kažkoks turi būti, reiškia, įmonės klientų ar vartotojų, fizinių asmenų ir taip toliau. Ir galbūt šiek tiek kokie tie skaičiai galėtų būti Lietuvoje, kokie galėtų būti būnant Anglijoje. Lietuvoje galbūt gali pradėti nuo mažiau, o Anglijoje turbūt jau reikia pasiekus tam tikrą lygį. Tai va, šiek tiek skaičių įveskit, kad kažkaip būtų aiškiau. Ir kaip tas darosi. Tai iš tos patirties, kurią įgėjau praktiškai, tai nežinau, kiek čia dabar bus tiesos ir kiek, bet iš to, ką aš supratau ir išmokau, nes, kaip sakiau, universitete nedėstė tokių dalykų, nei čia, nei iš tikrųjų Švedijoje, kai įsidavėjau magistrantūrą, yra tam tikri lygiai, ne, ir jie bando atsigrėžti, atsižvelgti, kaip sakot, kokio lygio investicijai jūs ieškot, nes, yra, pirmas lygis yra vadinamas bootstrapinimas, ne, sėdžiu normaliam darbe, bet vakarė, savaitgaliai su draugais kažką darau, kurių idėją, ar aš ten ją idealizuosiu ar ne, čia jau kitas klausimas, bet aš tiesiog galvoju kažką rezultatą matau. Tada tas pirmas lygis tos ir galbūt tada jau gaunu kažkokią angel lygio investiciją, neradau kažkokių pinigų, ar aš tada išeisiu iš darbo ar ne, čia dar visą laiką ant klaustuko lygio, bet pirmas. Tai jau ir toj pačioj pirmoji idėjų jūs galite eiti ir aš vėl skatinčiau, nors pats to nedariau, eiti ir klausti, nes su kuo daugiau žmonių šnekėsi, tuo daugiau, aišku, jums pasakys, ne, nesąmonė, sugalvoji nebus, Google will do everything, Google will kill you, čia pats geriausias į Londoną važiuoti, tai Google viską jau padarys, visas idėjas. Tai tą reikia, aišku, tai, bet, tarkime, jeigu atsakant į klausimą dėl skaičių, tai jų iki netgi seed investicijos raundo turbūt nereikia, nes jeigu tai tradiciškai žiūrint, seed investicija yra PowerPoint'ą parduoti.
Tai aš padariau kažkokį rinkos tyrimą, galbūt ten kažkokius pirminius klientus, bet tarkim, seed investiciją jūs dažniausiai gausite už, idealiu atveju, vadovėliniu atveju gautumėte už PowerPoint. Idėją, jos patikrinimą rinkoje, jos potencialą, galimybę įeiti į rinką. Ar aš, nežinau, čia gal pataisysit, jeigu... Su malonumu prisidėsiu prie šito atsakymo, nes... Tiesiog dar jeigu prieš prisidėt užbaigiant, tai o tada jau eina kiti lygiai. Bet klausimas, kada eiti, turbūt su tuo nieko bendro neturi, nes eikit nuo pirmos dienos, kai turit idėją. Nes man kolega iš draugės susipažino iš Klaipėdos skambina, sako, turim idėją, užsakymų sistemą šitiems salonams. Tai kad aš sakau, prieš 2 metus mano kolega Atforme, kai dirbau, darė tokią ir pardavinėjau su problemas, tai gal geriau tu nekurk jie, o pavyzdžiui, atnešk į Klaipėdą, tiesiog perparduok, kam kurk, nes jau yra, jeigu nekalbant, žinom, globalės sistemos, kurios yra sukurtos. Tai vien paklausdamas vieną klausimą, kai mes susitikom su vaikais Klaipėdoje, ne temoje, jis galbūt pakeitė ir neišvaistė 2 mėnesio programavimo darbų ar ten mokėt ar pats praleis valandas. Tai klauskit, nes netgi vėl Rise akceleratoriuje, hackathone, kur buvo kai kurios idėjos, pristatom kaip naują idėją, mes iš rinkos sakom, tai mes čia galiu pasakyti 8 įmonės, kurios tai jau daro. Tai aš žinau 8, turbūt dar 20 nebežinau. Tai labai svarbu klaust nuo pirmos dienos, nepriklausomai kuriam lygiai jūs esate. Tikrai nelaukit klientų, tikrų klientų, mokančių klientų prieš klausimą. Iš tiesų tiesiog keli papildymai aspektai. Tikrai eiti reikia nuo pirmos dienos, bet ne vieną eiti, reikia taip pat ir daryti. Ir daryti, bootstrappingas, ką Vaidas paminėjo, iš tiesų atrodo, kad vienas jums bootstrappingas. To visiškai nebūtina. Mes ir darom šitą founders day tam, kad suprasti tos žmonės, kuriuo dega idėją, o reiškia yra žmonių, kurie dega nori kažką padaryti, bet neturi tos idėjos, kurias atlikėti. Ir yra rinkoje jau nusistovėję būdai, kur iš esmės galima apsiskaičiuoti tą savo daromą įnašą ir to būsimojo partnerio daromą, ne būsimojo, bet esamo partnerio, stepininko partnerio daromą įnašą. Kiekvienas turi kažkokią algą, kurios tikisi, kiekvienas skiria kažkiek laiko ir šitame etape taip ta kompanija gali ir susiformuoti. Iš tiesų, tokiu būdu kompanija, net mes savo fondais susiduriam, turime gana toli kompanijų nuėjusių su labai didelė angelinė investicija. Deja, reikia pripažinti Lietuvoje, mes turime rimtą problemą kol kas su rizikos kapitalu. Čia matau didelėse iš rizikos kapitalo asociacijos didelis darbas yra daromas, kad šitą paskatinti fondų steigimas ir, šiek tiek buksuoja tas mechanizmas, mes šiam momentui, pavyzdžiui, neturime nei vieną kapitalo fondo, pas kurį galėtų užėjti į kompanijas. Turiu gerą idėją, turėtų būti, tikimės, kada bus, žiūrėsim, bet turbūt bus dar metus. Bet žinot ką, metus pakolkas atsiras. Bet dabar yra geras laikas imtis kažką tai pradėti, nes tikrai pradėti nuo pirmos dienos niekas reiškiasi iš fondų taip lengvai nepradės daryti. Bet yra daug kompanijų gavusių investiciją tikrai nuo PowerPoint prezentacijos, pristatoma koncepcija ir yra gerai susistipravusi komanda, kuri jau prie to dirba ir pakankamai patikimai atrodo, kad galės tą rezultatą daryti. Lietuvoje nuo PowerPoint'o mes į kelias tokias kompanijas investavome. Pavyzdžiui, šiandieną puikiai rinkoje pasirodyti kompanija Share prasidėjo visiškai nuo PowerPoint. Atėjo pas mus mergina mašina, čia buvo netgi pasirodžiusi. Pasakė, štai mano yra idėja. Mes pasakė, mes tikrai šitą idėją. Mes nežinom, kokie skaičiai bus, jų nėra. Tai mes nežinom, kokie jie bus, bet yra faina idėja, mes darome. Share kompanija. Tai yra. Žinoma, yra žymiai lengviau pasitraukti pinigų į jau veikiantį verslą, bet tada reikia visiškai pasitikti investuoti. Čia mes esame ir fondas ir dalykai šis inkubatorius, bet aš ir paminėjau šiandien Lietuvoje. Eiti galima pas verslo angelus, jų randasi vis daugiau ir daugiau. Bet niekada nebus taip, kad bus
sąrašas fondų, per kuriuos praėjai, tai yra visiškai nesustojantis procesas, kur užtrenkia tau prieš nosį 100 durų, bet 101 atsidarys, ateina 101, 110. Reikia atrasti tuos, kurie nori tą patį investuoti. Bet Lietuvoje labai sunku. Štai mintis viena, tai žinau, kad mes startupuose labai apie produktus kalbam, bet kartais yra ir paslaugų verslai, kurie gali prasidėti. Ir kartais gali prasidėti nuo produkto, pasidaryti paslaugą, gali prasidėti nuo paslaugos verslai. Ir kartais paslaugų verslė, vėlgi jūs jeigu startuojate, įgyjat kažkokią kompetenciją, gali būti, jeigu tas investuotojas pirmas gali būti jūsų klientas, kuris gali padėti kartu su jumis dirbti. Tai tokia visiškai sritis, kur klientas jisai galbūt, jis nebus kaip investuotojas, bet jis tikrai gali prisidėti ir kartu dirbti ir mokėti pinigus už tai. Antra, tai man atrodo, tikrai Lietuvoje suauga tos lietuviškos įmonės, arba iš esmės įmonės veikiančios Lietuvos, kurios dauguma irgi ieško būdų, kaip augti, plėstis, yra, man atrodo, labai atviros naujom idėjom. Tai tikrai, man atrodo, labai turbūt priklauso nuo idėjos. Pats klientas gali padėti jų vystyti kartais. Sakau, sunkus periodas, bet man atrodo, vystyti tos kompanijos. Vėl priklauso kortas. Papildant Tomą, atsakant į jūsų klausimą, kur čia galėtumėt kreiptis, kadangi čia daug jaunų žmonių yra, tai ir atstovaudamas valstybės sektorių, tai ūkio ministerijos yra kelios programos šioje finansinėje perspektyvoje būtent orientuotos į startuolius. Vienoje berods programų 12 milijonų, kitoje 11 milijonų eurų. Tai aš siūlyčiau taip pat pasidomėti Verslios Lietuvos tinklapiu. Ir Versli Lietuva būtent ir užsijama startuolių promoutinimu tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, tiek apskritai verslumo skatinimu Lietuvoje. Tai aš sakyčiau, kad valstybė šiuo atveju irgi didelį dėmesį būtent startuoliams skiria. Ir netgi dirbdamas Londone 4 metus aš pristatinėjau visuomet Lietuvą kaip valstybė, kuri pozicionuoja save kaip startuolių valstybė. Tai aš sakyčiau, kad tikrai jie jums tikrai patars, pagelbės, nukreips ir patarimų duos. O jeigu aš galiu pareplikuoti, tai dar pasakyčiau, o kam pinigų iš pradžių reikia? Aš savo patirties karčios galiu pasakyti, kad pinigai kartais per didelė problema, nes kai turi juos labai greitai išleidti ir paskui žiūri vėl nėra tų klientų. Tai va, čia kur pradėjau nuo to klaust, mes dažnai galvojam, kad mūsų idėja bus kieta ir čia klientai jie pirks, bet sukiši daug pinigų ir supranti, kad nė velnių jie neperka ir nenori, nes jeigu taip logiškai pagalvojat, jūs nueidami pardavinėti kokią įmonę, nepardavinėsit sistemos, vis taip PowerPoint'ą rodysit, grubiai pasakius. Jūs galite eiti ir pardavinėti savo PowerPoint'ą ir kai nupirks, tada pradėt galvoti, mes per dažnai kūrėm per anksti. Jeigu kas dar neskaityt Lean Startup knygos, tai ir sėdit čia, tai jau geriau eikit dabar ir skaitykit tą knygą, nes ten daug geriau parašyta negu bet ką mes čia pasakysim. Kaip nieko nedarant, tikrinti verslo modelį, gauti klientą ir galvoti, ar tai, ką aš sugalvojau, makes any sense. Mes netgi Vorapėjus išleidom dabar tikrai nemažai pinigų ir aš kaip laikas sakau, labai faina, kai atvežiai beveik 1 milijoną eurų Lietuvą iš Izraelio, gerą darbą padarėjai, bet rezultate dar neatradom tos idėjos. Tai, kuri važiuotų tuo greičiu, kurio turi važiuoti įmonė, kad tai būtų. Tai aš išmokau vėl sunkiuoju būdu ir tikiuosi mokyklus universitetuose mums tai kartos daugiau, bet tikrinti idėją prieš pinigus yra labai svarbu. Mes per dažnai akcentuojam, kad nėra pinigų, tai negaliu pradėti. Atsiprašau? Lean Startup, Eric Rice. Iš tikrųjų labai yra toksai negražiai skambantis pasakymas. You can't make it fake. Šitą pakartus truputėlį kitaip yra fake it until you make it. Ką daro labai dažnai startup. Yra gera idėja ir atrodo ir Vorapėjus man to pradėjo. Kažkaip pradėjau naudoti, sakau, tas man nusikirto paskotas, man nenužė zeto. Sakau, paskambink, mes tam
Tai kiek reikia resetinti slaptažodį, suprogramuoti tą funkciją, paskaičiuokit, kiek kainuoja, kai gauni vieną užklausimą iš savo 100 klientų per 3 mėnesius. Kam jie programuoti? Čia pačia pradžia. Teisingai, mes priminti tą slaptažodį funkcionalumą įdėjom po kažkur 1,5 metų, kai veikia produktas rinkoje. Tai čia tiesiog atsakymas, kiek sutaupėm kažkam pagalvoti. Okay, mes turim idėją, turim komandą ir turim didelį drivą sukurti Metabase platformą peer-to-peer lending iš tikrųjų. Ir dabar susidūrėm su tokia pirma tikriausiai problema arba tokių iššūkių ir norėtume jūsų patarimo. Tai vis dėlto mes esame lietuvių komanda ir norime žengti į UK marketą, nes žinome, kad tai yra pati geriausia rinka ir labiausiai auganti peer-to-peer lendingui. Ir kaip jūs patartumėte, ar geriau sukurti produktą Lietuvoje, išbandyti ir tuomet žengti į UK marketą, ar iš karto šokti tenais, nors ta rinka nėra tokia pažįstama mums? Tikriausiai jums. Ačiū. Kaip faina, tik tai prieš metus iš viso kilo idėja eiti į UK ir dabar sėdžiu ir ekspertų vadinės. Greitai viskas, ne? Mano atsakymas būtų labai independence. Kaip konsultantas sakysiu, Lietuvoje jūs daug ką pasitestuoti gali žymiai pigiau ir paprasčiau, nes galite tikrai surasti 200 draugų, kurie ten sukviesit ir pradės naudotis. Londone tiek draugų neturi, nors emigrantų yra, tai ne taip sunku. Bet atsakymas toks, kad tai, kai jūs validuosit čia, labai daug neveiks tenai. Būtent. Taip kaip irgi mes, kai čia daug ką pravalidavom, bet eidami į UK rinką, ilgai sėdėjom ir svarstėm, kurie iš mūsų ten tų mokėjimo metodų ten veiktų ir pasirinkom tik tai vieną, tai kaip ir sakė, 90% darbo buvo išmesta. Neišmesta žinios yra vertybė, bet šiaip. Tai jeigu yra galimybė, jūs turite ją tikrinti ten, kur jūs norite ją paleisti, su tai žmonėmis, su kuriais jūs norite paleisti, nes kitaip tai nebus validacija. Mes dabar nuvažiuojam ir giriamės. Lukoilas yra mūsų klientas, ten restoranų tinklas. Kas yra Lukoilas? UK ten niekas nelabai girdėjo apie tokį brandą, ten kažkas. Bet ar tai leis jūs galimybės ir aš dabar visą komandą gali nuvežti ten pusei metų mokintis to pačio, čia jau būtų klausimas. Tai čia yra tas iššūkis mums kaip iš šitos provincijos šiek tiek. O tikriausiai tada pasiūlytumėt mums tiesiai keliauti kažkoje akceleratorių loginę ar kažkaip? Vienareikšmiškai, jeigu jūs, kaip ir mes su kolega, ten mūsų investuotojas sakė, oi, tai iš jūsų aurimų jau turit patirties, tai eikit patys darykit, mes įtikinom, kad patys nepadarysim, tai aš tai dabar neįsivaizduoju, kur mes būtume, jeigu mes būtume nuvažiavę kviesti iš Ilmarių, tai kėdės kaip pradėjo. Tai tikrai nebūtume ten, kur mes esam, tikrai kaip šiandien, jeigu žiūrėsit Lloyds banko, Digi, Twitterį, kur sako, Twitterį rašo, kaip Lloyds bankas džiaugiasi, kad yra dirba su VoraPay. Tai nebūtume tenai. Tai vienareikšmiškai sukurkit idėją, atvykinkit, klauskite, ieškokit akceleratorių, mentų, tinklų, bootcampų, važiuoti ten 2 savaitėm, 3 mėnesiam, nes tai galite sau leisti ir tada tik. Galbūt po 3 mėnesių grįžit ir suprasit, kad tai, ką padarė, yra nesąmonė, bet užtruksim 3 mėnesius ir greitai, o ne. Tai vienareikšmiškai ieškokit akceleratorių, tinklų, F6, koks ten yra tas tinklas, kur daug yra sąrašas. O kokį galbūt rimčiausią fintech akceleratorių pasiūlytumėt, kur galėtumėt? Rimčiausias Startup Bootcamp Fintech, kur mes buvom, bet jisai baigėsi rinkimai vakar paskelbė naują tą kohort. Bet ir kitai yra, Starsas yra, tai tikrai galite pasižiūrėti, irgi priklausomai nuo lygio, kurios stadijos yra idėja, priklausomai nuo tai. Ačiū. Aš manau, dar yra šiaip skirtumas tikrai nuo situacijos egzistencijos. Jeigu tai yra business to consumer toks tai sprendimas, tai ko gero reikia iš karto tą rinką, kur yra ta didžiausia rinka. B2B startupuose, situacija yra šiek tiek potencialiai skirtinga, irgi priklauso. B2B sritis, jinai tokiose šalyse kaip Lietuva leidžia pabandyti, galima partneriauti su įsikūrusiais, su įsikūrusiom kompanijom iš tikrųjų įeiti į banką, įdiegti tą sprendimą. Jie to daro daug. Manau, jūs irgi ieško tarptautinių sprendimų, naujų idėjų sprendimų. Ačiū. Arba aš čia už Parklajų biškai pakalbėsiu apie Raizą. Jie turi Raizą, man atrodo, ir Londone, ir Tel Avive, ir Mumbajų, tai man atrodo gausim tinklą, apie kurį daug kas irgi svajos. Jo, nes akceleratorius, kaip Vaidas pasakė, tai kaip atrodo, nuvažiuoja ir ten tave masažuoja ir iš tavęs kažką tai padaro. Aš manau, kad ten irgi reikia, ten duoda galimybę
susirasti masažistą, tarkim taip, kad su juom tada galėtum kažką tai pasiekti. Ten nieks, kaip darželiai, turbūt ne... Jeigu kas nors galvojat, kad žadat kurti įmonę ir jums kažkas kažką duos, tai irgi būtų gerai, kad sustotumėte ir eitumėte, nes taip nebus. Jūs turėsit traukti, prašyti ir viską. Mes irgi čia esame Raizė, pusantros savaitės, aš dar nepradėjau šunis daręs ir čia kitų, bet jie jau gavo mano klausimus, kaip mes galim tą padaryti. Galbūt tai, kad galim užsisakyti čia, dabar jeigu norėtumėt skanios kavos iš telefono, kavą galite užsisakyti čia esančią kavinėje ir gal SMS akiniai paruošta, tai nubėgsit pasimti. Gal šitą idėją galima perkelti į Rise London, nes ten jie neturi tokios. Ir bandysim dabar per 6 žmonės prasikas. Turbūt 6 iš jų pasakys ne, bet gal 7, bent jau vienas skambutį suorganizuos. Bet viską turi daryti per tai. Tikrai neteis nei vienas iš jų nepasakys. Vaidai, puikiai idėja, gal nešam į Londoną. Jie ateis iš džiaugsis, bet taip nebus. Labas vakaras. Labai smagu iš tiesų matyti tiek daug startupų ir tiek daug veiklų, ypač apie fintech technologijas. Iš tiesų, gal norėčiau sužinoti iš Vaido patirties, taip pat labai populiarus žvaigždės. Reiškia, su kokiais pagrindiniais iššūkiais susidūrei Lietuvoje, startuodamas fintechą, ir priežastis, visgi esminė priežastis, kodėl nusprendėt toliau vystyti fintecho fizinį Londoną. Dėl to galbūt ir klausimai kyla, norime eiti iškart į Londoną, o jūs sakot, ne, jūs pradėkit Lietuvoje. Tai galbūt padės pasakyti tavo patirtis, visgi kur pradėti ir kokie iššūkiai, galbūt Lietuvoje dar visuomenė nėra iki galo pribrendus, gal reguliavimas ir gal kaip įgausime, gal rinkos dydis, ta prasme. Mikrofonas pradėjo. Ačiū už žvaigždės, buvimas žvaigždė, smagu. Aš tai pirmiausia daryčiau, mes labai čia tą vėl fintechas buzzwordas atsirado, ne čia prieš pusę metų, prieš metus ir labai ant jo jau kabliuojamės, žargoniškai pasakius. Galiu tiesiai šviesiai pasakyti, mes nieko su Lloyds banku nesusijungėm. Jokios technologijos Lloyds bankui nepadarė, o jie dedamos į pranešimą spaudai. Jie tiesiog leido savo kavinėje, savo darbuotojams naudotis trečiųjų šalių technologijų. Tai čia tiesiog pamastymai, kad nebūtinai fintechas turi būtinai padaryti integraciją su banku, gauti ten banko kažkokį produktų patvirtinimą. Jūs galite žiūrėti į tai kūrybiškai. Vienas iš dalykų, ką mes išmokome, ką dabar tas pats akceleratorius mūsų labai akcentuoja, galbūt neprotinga eiti į didelį banką ir siūlyti jiem integraciją ir sprendimą, nes jie to niekada nedarys, kol tu neturi milijoną klientų. Mes irgi prieš 3 metus ėjome į Marsedą, Svedą ir visus kitus ir visi sakė, idėja puikiai, grįžkit, kai turėsit 1000 prekybininkų savo žinutėje. Jie pas prekybininkus sako, idėja puikiai, kurį į banką turi. Ir įsirištas į tuškią problemą. Tai aš ką noriu, bet paleisti paslaugas Swedbanko kavinėje ir Sebanko kavinėje mes puikiai galėtume. Ir jie tada, kas vyksta, tada kaip Lloyds bankas nežiūri, jie testuoja, ar prekybininkas, kaip toks, kur yra, jie turi daug klientų, mėgsta į tokią idėją, kiek už tai mokėtų, ar klientas, kur yra jų klientai, naudotųsi tokiu ir renka duomenys. Nes kai po 5-6 metų jie norės tai įdėti į banko programėlę, kai jie norės pasiūlyti tokias paslaugas savo prekybininkui, jie jau turės tos duomenys. Tai jie, čia lietuviškai, deriskina mokinimosi procesą naudodami trečiąsias šalis tokias kaip mes. Tai aš bet kuriam fintechų startupui pirmiausia pagalvočiau, kaip jūs galite kažką padaryti, neintegruodami nieko su banku, su didelė fintechinė įmonė, o ir kartais kūrybiškai tai pažiūrėjus galima. Čia pirma dalis atsakė į klausimą. O antra, kuri buvo dėl Londono? Antra dalis buvo... kodėl nepradėti Lietuvoje, kodėl? Atsiprašau. Antra dalis buvo, su kokiais iššūkiais susidūrėt Lietuvoje ir kodėl nuėjote Londoną? Tai iššūkiai Lietuvoje labai paprasti, kiek žmonių. Mes esame transakcijų versle, mums reikia daug transakcijų. Sėdim šiandien Raizė, čia apie 50 narių, naudojasi kavinė, jeigu 10 iš jų užsakys per dieną, bus žiauriai geras rezultatas. Paskaičiuokit, kiek iš to galima uždirbti. Veikim Žalgirio arenoje, labai faina, 12 000 žmonių, viskas būtų faina.
Mes įsivaizduoju, kiek turėtume suinvestuoti, kad paimtume, žargono kalbant, 10% Vilniaus. Kiek tai būtų? 70 000 potencialių klientų. Lloyds bankas turi 90 000 darbuotojų Jungtinėje karalystėje. Tai pasirašė vieną kontraktą, mes turim 90 000 potencialių.